Labas visom ir šiandien darysiu lietuvišką video ir pradėsiu kurti tokius trumpesnius, gal nežinau kaip pavyks, lietuviškus video, bet nežinau, gal 2-3 kartus į mėnesį pasistengsiu apie makiažą, ten kokius produktus naudoju ir taip toliau. Ir jie bus lietuviškai, kad jeigu jums sunku suprasti angliškai arba ten geriau lietuviškai, tai tada jie bus kaip tik jum ir palikit komentaruose, kokių norėtumėt filmukų pamatyti, bet aš labiau noriu kurti tokius apie makiažą ir taip toliau. Ir šiandien kalbėsiu apie savo pudros rutiną ir pamatysit, kaip aš ją darau ir kokius produktus naudoju. Tai va, manau dabar jau pradėsim video, tai jeigu patinka, palaikinkit ir prenumeruokit mano kanalą, kad pamatytumėt daugiau mano video. Biškį priartinu vaizdą, kad geriau matytųsi, ką aš darau. Ir pradėsiu savo makiažo rutiną. Visą laiką pradedu ją su Simple kremu veido. Jisai labai lengvas ir labai padeda gerai, kad išsilaikytų makiažas visą dieną. Kitas žingsnis būtų primeris, tai čia yra Elizabeth Arden primeris. Aš ne kiekvieną dieną jį naudoju. Dabar naudosiu savo Rimmel Lasting Finish pudrą. Jos spalva yra 100 Ivory ir visus linkus arba aprašyme viską paliksiu, kokius produktus naudojau. Dažniausiai imu tiek kažkur. Ir naudosiu savo Real Techniques Expert Brush. Žinau, reikia jį išplauti. Kitas žingsnelis būtų tai kontūravimas ir naudosiu Maybelline Master Contour lazdelę. Kaip matot, jau panaudota jinai. Dažniausiai po akim patepsiu šviesią spalvą, o tada kontūravimo vietas ruda. Ir nelabai man patinka, kad jos sujungtos, nes gaunasi kartais baltos linijos ir tai yra nelabai gražu. Paimsiu savo Real Techniques kempinėlę ir viską išpustysiu. Ai, dar pamiršau užsidėti concealerį, nes, kaip mato, turiu porą nuogelių. Ir tada naudosiu savo Rimmelio Stay Matte trapią pudrą, kuri yra spalvoj 001 Transparent. Tai čia yra kaip permatomas. Ir pasimsiu savo Real Techniques Multitask Brush. Ir dabar pabaigai tiesiog paimsiu savo Revolution paletę kontūravimo ir savo Real Techniques kontūravimo šepetėlį ir pakontūruosiu tą veidą ir tada biškį pablizginsiu jį, net nežinau kaip lietuviškai. Tai kągi, čia visa mano pudros rutina. Tikiuosi patiko šitas video ir jeigu norit pamatyti tokių daugiau, tikrai laikinkit, prenumeruokit mano kanalą. Tai tikiuosi patiko šitas video ir susitiksime kitame. Ate!